Elenos pagalbos šauksmas mus taip sujaudino, kad nusprendėme nelaukti Lietuvos televizijos sezono pradžios. Moterį filmavome vasarą per atostogas, kai šalia jos dar buvo abu, dabar jau Londone su tėčiu ir močiute gyvenantys vaikai. Pajutome, kad bėdų turgus negali dėlsti nė dienos, nes daugiau kreiptis Elena neturi kur. Kasdien, be minutės atokvėpio, kęsti alinantį skausmą tiesiog virš žmogaus galimybių ribų. Labai skauda ir sunku atsikelti pasėdėjus arba atsigulus, tai jau ypač ryte po nakties atsikelti, vaikai laukia, atneša man ramentą, kad galėčiau atsikelti, dukra dar ir padeda už rankos, palaiko. Sunku, paskui reikia kokią pusę valandos, kad prasivaikščiočiau šiek tiek ir galėčiau kažką daryti. Daug darbų namie turi atlikti už mamą? Nelabai. Kambarį sutvarkyti, indus išplauti, su broliu pažaisti. Man atrodo, čia labai daug, tau nesunku? Ne. O mamytei dažnai skauda? Taip dažnokai. Dukra labai padeda, nes negaliu pati išsiurbti grindų, jau, nes turiu vis tiek vienoje rankoje ramentą laikyti, o viena tik ranka laisva. Tai dukra tvarko grindis, aš jau išplaunu indus, pagaminu valgyti. Mažasis padeda, dulkės būna irgi išvalo. Taip ir tvarkomės. O į lauką išeina ar kiek? Į lauką stengiamės jau tada, kai išgeriu daugiau vaistų nuo skausmo, tai kelis kartus per savaitę taip. Kad vaikai ir lauke pabūtų, ir pačiai į lauką norisi išeiti. O jeigu, tarkim, einam tą dieną į parduotuvę, reikia apsipirkti, tada jokio lauko jau nebebūna. Jau prabanga būtų 2 kartus per dieną lipti laiptais pirmyn atgal. Praraja Elenai atsivėrė tada, kai atrodė, kad šeima išgyvena pačias laimingiausias akimirkas. Ūgtelėjus dukreliai Sandrai gimė sūnus. Ilgai lauktas, sveikas ir gražus berniukas. Po antrojo vaiko gimimo, kai jam gal 7 mėnesiai buvo, pradėjau jausti krūtinėje skausmą, tokį nedidelį, bet neatkreipiau dėmesio, nes ir mažas vaikas, taip nesirūpinau labai. Paskui gal po pusmečio pradėjau kosėti labai ir kelis mėnesius kosėjau, jau be perstojo ir naktį ir dieną, tada jau vyras nuvarė mane pas gydytoją. Peršvietė man plaučius ir sako, yra pas jūs augliukas. Ir gydytojas taip jau nenoriai nuleidęs akis, sako, jums reikės važiuoti į onkologijos skyrių tirtis. Tai jau toks išėjau iš gydytojo kabineto šoke, vyras sako, na kaip, o aš nieko negalėjau jam pasakyti. Paskui pradėjom tik kalbėti po kurio laiko. Čia buvo prieš pat Kalėdas. Tai mums tokios šventės buvo visai nelinksmos. O po naujų metų, sausio 6-ąją, važiavau į ligoninę. Ir jūs operavo? Ir operavo. Operacijos metu atliko biopsiją ir tada nustatė, kokia yra liga. Ir kas tai buvo per ligą? Ir tai buvo Hodžkino limfoma, kraujo vėžio tokia rūšis. Plaučiai ir kraujo vėžys, kas čia bendro? Dėl tos ligos, kaip man paaiškino gydytojai, atsiranda, padidėjo limfmazgis tarpuplautyje ir išsivystė auglys. Ir sako, jums pasisekė, kad jūs dar laiku kreipėtės, kad dar daugiau netempėt, nes jau galėjo visai blogai baigtis. O dalį auglio išoperavo, o kitą dalį reikėjo naikinti chemoterapiją. Baisu buvo, dar išoperavo lyg tai nieko, jau ta operacija praėjo. O paskui kaip chemoterapija prasidėjo, tai baisu buvo žiūrėti, žinokit. Baisu. Guli žmogus ir niekom negali padėti. Jisai jėgų neturėjo. Po pirmą, antrą nieko, paskui jau kaip jau prasidėjo, tos 8 atrodo, iš viso turėjo. Jau 3, 4 jau ir plaukais link pradėjo ir jinai visa balta. Ir paprasčiausiai nugulėjo kaip paslika, kaip nieko negalėjo daryti. Stiklinės vandens po tai jau negalėdavo išlaikyti. Reikėdavo ir pagirdyti.
tarpais jau paskui kažkaip tai matyti organizmas jau gal priėmė kažkiek tų vaistų, jau viską. Buvo dienų, kad ir nieko jausdavosi, bet jau čia buvo šventė mums. Jau kai būdavo ir su vaikučiais pažaidžia, ir biski, ir kažką virtuvėje pasisukioja, bet iškart prakaitas išmuša ir viskas, sako, aš daugiau nebegaliu. Tai jūs jau čia beveik ir apsigyvenot? Beveik. Kartais sūnus būdavo, likdavo prie jos, aš vaikus pasimdavau, kad jiem ramiau būtų pas save jau. Pas mane vaikučiai būdavo. Na, žinojau iš anksto, kad nuslinks tie plaukučiai ir iš pradžių galvojau, na kas čia, kol dar esi su plaukais, nusipirksiu peruką, nusipirksiu gal kelis perukus skirtingus ir čia būsiu tokia visa kaip iš kirpyklos. Bet kai iš tikrųjų pradėjo slinkti, kai pirmą rytą atsikėliau ir pamačiau ant pagalvės krūvą plaukų, na viskas, toks šokas vėl buvo. Tada jau supratau, kad nėra čia ta chemoterapija, kaip paprasčiausias koks gydymas nuo gripo. Ir pradėjo slinkti kuokštai, skirptis nenorėjau, traukiau iki paskutinio, kai jau dukra sako, mama, jau tu atrodai kaip beždžioniukas, jau su tais tyrančiais kuokšteliais, tada vyras nuskuto jau plikai. Bet dar turėjau iš pradžių antakius ir blakstienas, maniau, kad bent šitai išsaugosiu. Bet dar po kelių chemoterapijų jau ir tie plaukučiai paskutiniai išslinko. Pažiūrė į save į veidrodį, tai kaip ateivis. Toks tik galva, jokių veido bruožų ir akys žypsi. Tai buvo baisu, jau stengiausi tada geriau nežiūrėti į veidrodį. Buvo visokių minčių ir nelabai kokių, net ir vyrui nesakiau, niekam nepasakojau, kad jau tiesiog vienu metu buvo tokie skausmai, kad beveik 3 paras gulėjau užsidariusi viena kambarį, kad netrukdytų vaikai, nelystų, nes nuo skausmo negalėjau net pajudėti, gulėjau vienoj pozoje ir beveik be miego. Ir, galvojau, gyvenčiau 12 aukšte kokiam, tai šokčiau per langą ir viskas. Kad tik viskas greičiau baigtųsi, bet pagalvodavau apie vaikus ir artimuosius, kaip man tai lengva būtų, o kaip jiems gyventi toliau. Ir kažkaip iškentėjau. Buvo tokių momentų, žinokit, kad aš ateinu kitą kartą, nes aš čia ateidavau taip jau, jeigu vieną dieną neateinu, būtinai paskambinu, kitą dieną jau aš ateinu būtinai. Tai ateinu, tai jau aš nieko nenoriu ir gyventi nenoriu. Gal jūs pasimkit vaikus, aš čia kaip nors viena. Tai dar paskui kažkaip tai galvoju, gal kad nepasidarytų ko nors savo. Žinot, kaip depresija tokia per pačią lygą. Bet pasikviečiu aš ją, pasišnekam, sakau, pagalvok, taugi tą vaikučius užauginti, pažiūrėk, kokia auga, sakau, vyras myli, tu jį myli, viskas. Praeina kiek laiko, pasišnekam, viskas apsiramina. Gal gerai sakot, kaip nors, sakau, Lenutę kaip nors nugalėsim tą lygą. Ir viskas. Nuraminu, pašnekam ir viskas gerai lygtai. Bet buvo momentų tokių, kad sakė, viskas, aš nieko nenoriu. Bijodamas Eleną namuose palikti vieną, vyras metė darbą. Katastrofiškai ėmė trūkti pinigų. Vien vaistams tekdavo pakloti šimtines. Vaikučiai maži. Anyta pensininkė. Pati nelengvai galą su galu sudūrė. Turim iš anksčiau paskolų, kurie suvalgo didžiąją dalį mano pašalpos gaunamos. Bandžiau tartis su bankais kažkaip atidėti ar po mažiau mokėti, bet jau pasiūlė tokias prastas sąlygas, kad jau, kad būtų naudingiau jiems, o ne man. Tai nusprendžiau jau taip ir mokėti. O tos paskolos visos susikaupė per jūsų ligą ar dar anksčiau buvo? Buvo ir anksčiau, mes su vyru planavom kelis verslus, bandėm vykdyti, bet nieks nenusisekė, kažkaip paimdavom paskolą. Nedidelė, po kelis tūkstančius, bet nepasisekdavo, o tuos pinigėlius vis tiek reikia gražinti, po to dar viena kokia nors paskola ir vėl nenusiseka. Ir taip susikaupė skolos. Kai piktoji liga ėmė trauktis, Deividas pasiryžo važiuoti į Angliją. Skolas juk bankams reikia gražinti, o čia dirbdamas net joms nesukrapštysi. Dirba gamykloje, sunku darbą, 12 valandų ant kojų
-3 laipsniai šalčio ten prie maisto. Ir sušala kojas dažnai, ir pats sušala. Bet bent jau yra darbas. Elena su vaikais liko Lietuvoje. Net ir nugalėjusi vėžį, ji neįsivadavo į skausmų. Kojas gėlė kasdien. Buvo net taip, kad ant grindų susmukusi, jėgų iki telefono prišliaužti neturėjo. Čia bežaisdama su vaikais nikstelėjau tą koją ir kelias valandas sėdėjau vienoje vietoje, negalėjau pajudėti. Dukra iš karto apsiverkė, labai išsigando. O aš atsikėliau ir negaliu paeiti ant tos kojos visai. Na šiaip ne taip, nušokavau, suguldžiau vaikus miegoti. Po kelių dienų, kai jau kažkiek skausmas aprimo, nuėjau vėl pas gydytoją. Tada nusiuntė mane daryti magnetinio rezonanso tyrimą klubų. Ir diagnozę gavau tokią, kad irsta kaulų čiulpai, nyksta. Po chemoterapijos, nes chemoterapija buvo gana stipri ir dar daug kursų. Ir, sako, jūsų matyt buvo silpnesnė vieta, kaulai, ten sąnariai ir paveikė. Į laiptais jinai beveik lipt negali. Buvo kiek kartų, kad pareina iš parduotuvės, sako, einu gal ir aš pasivaikščiot. Žinot, tarp 4 sienų irgi neprisėdėsi. Tai išleidau ją, pareina verkdama jinai. Ramentai iš šono, iš karto ant lovos, sako. Verkė ir viskas. Sakau, kuom padėtau, kad galėčiau, kuom padėčiau. Kaip sena jau kitą kartą, sakau, man tą lygą perimti, kad jaunam žmogui. Tai visas gyvenimas prieš akis, va rugsėjo 13, 35 metai bus. Dar gyventi ir gyventi tokiem vaikam.